Ar žinojai, kokią didžiausią klaidą daro daugelis moterų, kai seka vyrams skirtomis sporto rekomendacijomis? Viena iš pagrindinių – sportavimas tuščiu skrandžiu. Tiesiog atsikeli, gal išgeri kavos ir eini pasportuoti, be jokio maisto. Skamba pažįstamai? Problema ta, kad moterų kūnas į tai reaguoja visiškai kitaip nei vyro. Ypač jautriai reaguoja smegenų dalis, vadinama hipotalama. Ji labai priklauso nuo gliukozės kiekio kraujyje. Jeigu kūnas negauna energijos ryte, bet iš karto gauna fizinį krūvį, jis patiria stresą. Ir tada kyla klausimas, iš kurgi paimti energijos, jei nieko nesuvalgei. Dažnu atveju kūnas ima ne riebalus, o pradeda naudoti raumeninį audinį. Taip, tavo raumenis tampa kuru, nes reikia judėti, bet nėra iš ko. Ilgainiui tai gali reikšti raumenų masės mažėjimą, silpnesnę medžiagų apykaitą, hormonų disbalansą. Vyro organizmas šitoje vietoje veikia kitaip. Vyrams paprasčiau palaikyti stabilų cukraus kiekį, jie lengviau mobilizuoja amino rūgštis, todėl jiems sportas be maisto nėra toks žalingas, o moteriams tai gali tapti ilgalaikė problema. Raumenų netekimas su metais tai ne tik estetika, tai jėga, hormonai, energija, sveikata. Ir vis tai dažniau nutinka vien dėl noro sudeginti daugiau kalorijų, būti lieknesniai, ar tiesiog iš įpročio. Bet iš tiesų, vienas iš svarbiausių dalykų, ką moteris turėtų daryti ryte, prieš treniruotę, bent šiek tiek pavalgyti. Taip pat kūnui suprasti, aš saugi, galiu judėti, deginti, bet ne naikinti save. Tai žinia, kurią mano nuomonė turėtų išgirsti kiekviena moteris. Moterų ir vyrų kūnai yra skirtingi ir jie nusipelno nestandartinių, o pritaikytų sprendimų. Treniruokitės protingai, ne kaip vyrai, o kaip moteris, kurios nori būti stiprios ilgą laiką. Beje, jei nori pradėti stepėti, bet nežinai nuo ko pradėti, šiuo metu renku mažą moterų grupę treniruotėms, vos 3 moterys grupėje, todėl viskas yra labai individualu. Į tai įeina konsultacija, kūno įvertinimas, individuali programa ir 8 treniruotės per mėnesį. Ir to kaina yra tik 180 € per mėnesį. Tai ne tiesiog treniruotės, investicija į tavo laisvą, stiprų ir savarankišką gyvenimą. Parašyk man žinutę arba prisiregistruok svetainėje, jei nori prisijungti. Jei to bus nedaug.